Kepta antienos krūtinėlė su svogūnų marmeladu. Nuo anties krūtinėlės nupjaunami riebalai. Oda truputėlį įpjaunama, kad bekepant nesusitrauktų. Antieną įtriname austrių padažu. Įdedame truputį druskos ir paliekame kelioms minutėms. Per tą laiką nulupame citrinos, apelsino ir laimo žieveles. Jas smulkiai supjaustome šiaudeliais. Į įkaitintą keptuvę įpilame aliejaus, dedame antieną, odą į apačią ir kepame ant stiprios ugnies, kad oda pasidarytų traški. Tuomet apverčiame ir suberiame visas žieveles. Supjaustome šalaviją, čiobrelius ir sudedame į keptuvę. Pakepę ant silpnos ugnies apie 6 minutės, odą patepame medumi ir 5 minutėms visą keptuvę įdedame į 190 laipsnių temperatūros orkaitę. Nuo kriaušių nulupama žievė. Nuluptas kriaušės dedame į puodą, pilame ten raudono vyno ir dedame truputį cinamono. Verdame, kol kriaušė suminkštės. Žiedinius kopūstus dedame į puodą, kuriame yra virinto pieno ir verdame pienę. Kai žiediniai kopūstai suminkštėja, išimame juos iš pieno, o skystį paliekame padažui. Padažui sviestą dedame į puodą ir ištirpiname. Tada įdedame truputėlį miltų ir gerai išmaišome. Į šią masę dedame druskos, pilame grietinėlės ir pieno, kuriame virėme žiedinius kopūstus. Kai padažas sutirštėja, dedame pusę kiekio fermentinio tarkuoto sūrio. Kai kriaušės jau minkštos, išimame jas iš vyno. Pjauname pusiau, išvalome vidurį ir sėklytes. Į tai paruoštas kriaušę sudedame virtus žiedinius kopūstus. Ant jų užpilame sūrio padažo, užbarstome tarkuoto fermentinio sūrio ir pašauname į orkaitę, kol sūris ištirps ir įgaus gelsvą spalvą. Padažui tą vyną, kuriame virėme kriaušės, reikia stipriai nugarinti, kad liktų tik maždaug 100 gramų. Tada sudedame smulkintus džiovintus vaisius ir čili pipirus. Paverdame ant silpnos ugnies, kol padažas sutirštės. Svogūnų marmeladui reikia svogūnus nulupti ir supjaustyti šiaudeliais. Viską sudėti į puodą, supilti vyną, vyno actą ir cukrų. Virti ant silpnos ugnies, kol visas skystis išgaruos, o svogūnai karamelizuosis. Į lėkštės vidurį dėkite svogūno marmeladą. Ant jo paskrūdusią kriaušę su žiediniais kopūstais, antieną supjaustykite ir išdėliokite šalia kriaušės. Užpilkite truputėlį padažo.